Treneri, šiandien 3 kėlinius įmetė 35 taškus, jūsų priešininkės Sirenos 50. Kur priežastis? Buvo truputį einame į priekį, nepralašinėjom po 40, pralašinėjom po 20, tai mažai čia buvo galima pasididžiuoti ar džiaugtis. O principė buvo 10 taškelių likę, galėjom kabintis, prametėm du tokius svarbius metimus, kuriuos galėjom įmesti ir būtų situacija pasikeitusi. Būtų lygiai 6 taškai, bet gavom vietoj to, kad mes įmestumėm įmetę. Antras dalykas, nieko negalim padaryti dėl to, nes pas mergaitės trūksta fizinio pasiruošimo. Vienareikšmiškai ir tas, kad komanda nesiruošė prieš sandorą, prieš mėnesį, prieš reguliarųjį sezoną, tai va dabar mums buvo šitą rezultatą. Ir tai mes 3 kėlinius jau nebe su pirma komanda atsilaikom, su galinga komanda. Aš galvoju, jeigu mes eisim toliau, dar jeigu truputį sustiprėsime, aš galvoju, kad mes dar kainuos ir įkasim. Praeityje jūs esate pralošę po 40 taškų, tom pačiom varžovėmis, šiandien pralošė 20. Nu ne aš pralošiau, buvo kiti treneriai, buvo ir kita situacija, buvo žaidėjai kiti buvo. Tai kad aš tikrai nenoriu nieko nei sumenkinti, nei šiek tiek pažeminti, paprasčiausiai mes šiek tiek sustiprėjome gal, mes to turime amerikietę, kuri kažkiek tai mums padeda, turime Elminaitę, kuri labai daug mums dadėjo. Ir aš džiaugiuosi, kad jos yra, ir aš tikrai nenoriu nei smerkti, nei girti, nei nieko. Mergaitės kiek gali jos savo lygmenį žaidžia ir stengiasi. Jeigu geresnės yra šiai dienai Sirenos, tai reiškia, jos ir geresnės. Nebereikalas pirmoje vietoje, taigi treneriai jums sėkmės šiais metais varžybose ir džiuginti mūsų varžovus ir žiūrovus. Sudėjau. Stengsimės, sudėjau.